Sveiki, taigi šiandienos pamokoje CSS spalvos ir permatomumas. Taigi šiame HTML dokumente turiu keletą divų. Kiekvienam divui priskyriau kiekvieną atskirą ID, tai yra hex, RGB, paprastai ir taip toliau. Ir aišku, įrašiau keletą žodžių į jų vidų. Ok, taigi, dar vienas dalykas, ką padariau, tai įtraukiau išorinį style CSS failą. Nes ten būtent rašysiu stiliaus failą. Toliau, style CSS failę turiu vienintelį dalyką padarius, tai pasėmiau visus divus esančius šičia iki vieno, uždėjau aukštį ir padariau, kad tekstas eitų per centrą. Ir tai atrodo štai taip dabar. Ok, taigi pradėsiu nuo hex, tai nueisiu į stilių. Pasiemu šitą ID ir viską pasimsiu per ID nuo dabar. Ok, taigi turime hexą. Hexas rašosi, tarkim, background color pasiemu. Ok, taigi galite naudoti kokį nors color, background color, prie visokių borders ar panašiai, ten, kur reikia spalvos kokios nors. Tai aš tą darysiu su kiekvienu divu, bet aš naudosiu tik tais background color. Jeigu jums reikės kur nors ateityje prie kokių nors kitų stiliaus tipų, tai galite naudoti drąsiai prie kitų tipų. Bet šiuo atveju aš tiesiog background color naudosiu. Na ir hexas rašosi tiesiog grotelės ir 3 arba 6 simboliai. 3, jeigu kartojasi, pavyzdžiui. Na, bet tarkim, FFF, kažkas. Gali būti nuo 0 iki 9 ir nuo A iki F ar panašiai. Na, tikriausiai esate susipažinę su hexu, kaip jis įrašos. Taigi, staram, refresh ir uždėjo mums tokią geltoną spalvą. Ok, taigi, štai taip atrodo hexas. Toliau, RGB. Background color. Ok, RGB rašosi RGB ir į skliaustus įsimeta keletas dalykų. Ok, taigi, kaip matote, čia vietoj grotelių, kad parašyčiau 6 skaičius arba simbolius, aš tiesiog pasiėmiau RGB ir į tuos skliaustus dabar kelis dalykus įmesiu. Į šitus skliausus eina 3 skaičiai. Raudona, žalia, mėlyna. Visi skaičiai nuo 0 iki 255. Tai yra, pirmai reikšmiai galiu, tarkim, 205 skirt, kitom 2 po 0. Ar kaip norit galite išdėstyti. Ir turime raudoną spalvą. Toliau. Koks ten buvo? Paprastai. Ok, tai paprastai aš rašiau praeitose video pamokose. Tai jokių mandrybių nebuvo pas mane, tiesiog paprastai spalvą parašydavau ir viskas tvarkoj suveikdavo. Taigi rašau paprastai background color ir štai čia galite naudoti žodžius blue, black, white, red, yellow, egzistuojančias spalvas. Yra dar tokių dark blue, dar kažkokių. Tai galite tiesiog nueiti CSS color char, man atrodo, ir turėtų jums išvesti visas spalvas, kurios yra. Taigi aš tiesiog parašysiu paprastą spalvą green, pavyzdžiui. Ir nueinam pasižiūrėti. Ok, tai toliau, kuris eina RGBA. Ok, RGBA. Vėl background color imsiu. Ok. RGBA rašosi panašiai kaip RGB. Tai vėl galioja tokios pačios taisyklės pirmiem 3 skaičiam. Tai yra nuo 0 iki 255. Bet paskutinis skaičius yra nuo 0 iki 1 ir tas skaičius yra permatomumas. Taigi, dar vieną dalyką įsimesiu. Body. Uždėsiu spalvą background color black, kad matytume skirtumą.
Ok, tai turime black visiškai tamsią spalvą. Toliau čia va RGBA. Įsimetam ir galime naudoti kad ir tokius skaičius. Ir toliau 0.5. Čia ne per kablelį, čia per tašką rašykite, jeigu naudosit ne 0 arba ne 1, o tiesiog kažkokią kitokią reikšmę. Refresh. Ir tai nesuveikia kažkodėl. Ok, dabar suveikia. Taigi čia yra, arba uždėsiu tą pačią spalvą. Ok, dabar yra RGB lygiai tokia pati spalva kaip RGB, tačiau jos permatomumas yra pusiau. Taigi refresh ir jinai pusiau su juoda susilieja. Nes jinai yra pusiau permatoma, tai yra tarp 0 ir vieneto ta ribinė, tiksliau, per centrą. Toliau kas eina HSL. Dėl background color. HSL rašosi 3 skaičiai. Pirmasis yra atspalvis, toliau sodrumas arba saturacija ir toliau šviesumas. Pirmasis skaičius nuo 0 iki 360. Tai tarkim parašysiu 120. Toliau sekantis skaičius yra nuo 0 iki 100%. Ir trečias skaičius yra nuo 0 irgi iki 100%. Tai galime, tarkim, tai parašyti. Ir pasižiūrim, kaip tai atrodo. Ir turime tokią salotinę žiaurę spalvą. Ok, toliau. HSLA. Lygiai tas pats, kas HSL, tačiau su tuo paskutiniu parametru, kuris yra permatomumas. HSLA. Taigi galime naudoti tuos pačius skaičius. Ir paskutinis skaičius yra nuo 0 iki vieneto. Tai tarkim naudosiu 0.7. Ir yra jinai šiek tiek tamsesnė. Spalva yra lygiai ta pati kaip ir čia. Tačiau jinai yra šiek tiek tamsesnė, nes jinai susilieja su juoda. Ok. Ir toliau, kas dar belieka, jinai atskirai dar. Ok, tai. Dar galima opacity, tai yra permatomumą, naudoti biškį kitaip. Nebūtinai tiesiai su spalva sujungiant kaip nors. Galima turėti, tarkim, šviesesnį elementą. Tarkime, panaudosiu kokį nors stilių, tarkim, background color white. Ir tada mes galime naudoti atskirai opacity, kuris yra nuo 0 iki 1. Būtent taip nesujungiant į vieną krūvą su kokia nors spalva, mes galim taip būtent atskirai ir naudoti. Tai tarkim, 0.8, tai yra 0.8. Ir jinai nėra visiškai balta. Come on. Bet galime mes ją biškį. Jo, jinai dabar pilka gaunasi, bet nes jinai vėlgi susilieja su juoda spalva. Ok, taigi, lygtais viskas šiam video. Nežinau, ar tikrai jums pravers visos šitos spalvos, bet tiesiog žinokit, jeigu ką, skaičius nuo kiek iki kiek galima naudoti ir taip toliau bus aprašyme šito video arba prie protingasblogas.lt aprašyme. Tai jeigu reiks, tiesiog galėsite pasižiūrėti. O ką naudosit, tai visiškai nesvarbu. Aš dažniausiai hexa arba paprastai rašau. Kitame video bus CSS teksto formatavimas, tai šiek tiek rimčiau bus. Tai
Iki.